Vakar Kėdainių centrinėme stadione Nevėžio senjorai susitiko su viena pajėgiausių Aukštaitijos regiono komandų Vilniaus Maraksio futbolininkais. Nors kėdainiečiai šias pirmojo rato rungtynes žaidė be trijų stipriausių savo komandos sportininkų, po taiklaus Rolando Bagdžiūno smūgio į svečių vartus jie lyderiavo visą pirmąjį kėlinį, kurio pabaigoje vilniečiai visgi atsirevanšavo ir rezultatas prieš pertrauką tapo 1-1. Antrąjį kėlinį kėdainiečiai irgi nenusileido varžovams, o po svečių pražangos baudos aikštelėje taikliu smūgiu iš 11 metrų atstumo Nerijus Krasauskas netgi persverė rezultatą. Tačiau paskutinėmis rungtynių minutėmis vilniečiai atkakliai atakavo Nevėžio vartus ir po kėdainiečio gynėjo klaidos su jo pagalba galva atmuštas kamuolys įskriejo į Nevėžio vartus. Rungtynės baigėsi lygiosiomis rezultatu 2-2, tačiau Kėdainių komandos vadovas Robertas Činikas tikino, kad kovojant prieš vilniečius, kai kurie mažiau rungtyniavę žaidėjai atsiskleidė kaip ryžtingi ir ištvermingi sportininkai. Dar pirmą ratą mes nebaigėm, yra 2 ratai mūsų zonai, 8 komandas, tai sakykim, dabar žaidėm prieš paskutinės rungtynės pirmojo rato, ten truputį buvo atidėtos, bet žaidėm prieš paskutinės rungtynės. Čia komanda Vilniaus buvusi kampusas Maraksas, atsirado matomai nauji rėmėjai, tai jų. Aišku, Vilniečių komanda kaip visada stipri, Vilnių žaidėjai visada ten yra, kaip sakant, pasirinkimas jų yra didesnis. Tai šiaip tom rungtynėm ruošiamės labai, nes taškai mums labai reikalingi, šis sezonas toks, kaip sakyt, nėra labai sėkmingas. Aišku, šiandien ir nebuvo mūsų pagrindinių žaidėjų, tai Martyno Iknevičiaus vedančio mūsų, kaip sakant, komandos lyderio, nebuvo ir Rimvydo Kišono, Evaldo Babenską, tai praktiškai 3 vedantieji, kurie mums turėjo šiandien stipriai padėti, bet, šiaip be jų irgi, sakykim, tas rezultatas, sakykim, mums šiandien tai yra tenkintas. Aišku, įvarčiai, sakykim, vėlgi, žiūrint įvarčių, tai, sakykim, apmaudus buvo, sakykim, pirmo kėlinio paskutinę minutę prasileidom ir, sakykim, dabar tokį, iš kurioziškų, nežinau, toks, nesuprantamas visiškai įvartis savo vartus, tai gaila tik tiek. Gal, sakykim, toks nebuvo, kaip sakyti, žaidimas į vienus vartus, ar, sakykim, kad atgavote jie, tai mes, sakykim, tikrai buvo keitėsi žaidimo, sakykim, ir į vieną, ir į kitą pusę, sakykim, tiek, kad gal kažkaip šiandien mes tikėjomės jų tokio rimtesnio spaudimo, ir, sakykim, iš jų komandos, nes jie yra praktiškai antroje vietoje dabar stovi, sakykim, lenteliai. Tai mes tikėjomės, kad jie tikrai mūsų truputį spustels, bet, kažkaip gal šiandien ir mes be savo tų lyderių, gal kiti žaidėjai šiek tiek, sakykim, pasirodė gal geriau ir, sakykim, pasižaidė ilgiau ir atsiskleidė, kaip sakant. Tai, aš manau, kad šiandien tuo, ką pasiekėm, tai esam patenkinti.